Modernaus šokio atlikėja Tina šiame projekte į partnerius gavo Tadą Rimgailą, pasaulio ir Europos čempioną, buvusi sportinių šokių kolektyvo Žuvėdra šokėja. Vedriuką, nuo jūros, skraido plačiai. Ką aš galiu apie jį pasakyti? Nerealus savo srities profesionalas. Man jisai vienas iš ypatingiausių Žuvėdros šokėjų. Simpatiškas. Drįsčiau teikti, kad yra graži moteris. Šarmo turi labai tokios charizmos ir, tarkim, vidinis kaip žmogus, jis yra labai geras ir šiltas. Jeigu po lavinos vienas kitam išsakytų komplimentų, žiūrovams staiga kilo mintis, kad čia būsima pramogų pasaulio pora, Tadas skubėjo tai paneigti. Kodėl visi įsivaizduoja, kad jau jeigu šokiai kartu, tai jau būtinai bus dar kažkas daugiau. Tokių kėslų neturiu, man atrodo, ir Tina tokių kėslų neturi, mes tiesiog eisim daryti tai, kas mums priklauso, kas mums patinka labiausiai šokti, o ne romanų rekst. Jau vasaros pradžioje ši pora kibo į darbą. Lengva nebuvo, nes Tina, nors ir šokėja, bet sportinių šokių ji nešoko niekada. Kiti galbūt sunkiai padarys fiziškai, ar ne? Galbūt aš fiziškai padarysiu lengviau, bet psichologiškai man tikrai bus sudėtinga, nes aš turiu save perlaužti. Blogiausias gal dalykas gali būti tas, kad daugelis komisijos narių, tarkim, gal ir tų pačių žiūrovų, ją žiūrės būtent kreivai dėl to, kad jinai yra šokėja ir visi reikalaus labai didelio ir gero rezultato. Ir tarkim, neduok die kažkur tai kažkas bus ne taip, tada visi gali iš karto palaidoti, kad sakys, šokėja, o nemoka šokti. Kentėsiu, manau. O kad bus tokių kandžių kažkokių replikų, kad aš galvoju, kad aš jau prie jų pripratus. Eisiu draugautis iš naujo.